Paskutinė dalis yra tiesiog DSTK. Kaip sakiau pačioje pradžioje, tai AO. STK rinkinys, padėsiantis jums. Jūsų programinės įrangos kūrimas turi AO. Tikrai nuosekli API. Stilius, jūs turite metodą, kurį turite. Įvykis ar ten esantys objektai. Yra objektinis programavimas. Sąsaja, todėl programuotojai gali lengvai. Tiesiog sužinokite, kaip naudoti, kaip jį naudoti. Žinodami jų API pavadinimą ir kaip nustatyti. Tiesiog pažiūrėkite į antraštės failą ir galite suprasti, kaip tai veikia ir taip pat. Mes palaikome daugkartinį programavimą. Kalbu, kad ir taip pat daug platinimai sistemoje Linux ir taip pat. Naujausias Windows palaikymas ir taip pat. Naujausia ST arba palaikoma ir Python. Ypač kai kuriems duomenims. Mokslininkai jie gali sujungti savo trečiąjį vakarėlių atvirojo kodo algoritmai kartu. O kita vertus, tai skirtas X86. Sistema ginklų sistemai mes arba rizika. Sistemą mes vis tiek galime palaikyti, jei norite sukurti CA veiksmingą platformą. Naudodami mūsų modulius su savo rizika. Sistemą mes galime priimti priimti. Užklausą ir galime įvesti PEI. Šis vairuotojas. Jūs ir mes ką tik pasakėme kaip apie tai. Programavimo palaikymą turime daug. Programavimo nuorodų ir pavyzdžiai lygiai taip pat, kai įdiegėte mūsų STK paketus ir tada galėsite juos rasti. Diegimo katalogė ir dar viena tikrai patogi funkcija. Ar tai, kad mes turime įrankį grafiką. Grafinės sąsajos CI. Laboratorijos rodinys, kurį turime vedlį ir kitą. Hand in Lev yra sistema VEI, kuri jums padės. Ves jūs per konfiguracija, kad sukonfigūruotumėte kortelę, be jokio programavimo ir tada. Vieną kartą žingsniuokite žingsniu iki. Vedlys baigia konfigūraciją. Padaryta ir kita vertus, mūsų navigatoriaus programinė įranga teikiame profilį, kad įrašytumėte visus nustatymus ir galite jį įkelti, kol jūsų programavimas, kad galėtumėte tiesiog tai įkelti. Įkelkite nustatymus į savo programavimą ir tada jums nereikia to rašyti. Kodas parametrams nustatyti. Nebėra ir dešinėje pusėje yra, pati pabaiga tikrai yra, funkcijos, skirtos apsaugoti mūsų partneriai, kai tik įsigyja ir vysto savo programinę įrangą, jie gali tiesiog. Užrakinkite jų programinę įrangą naudodami mūsų modulius, įdėdami prieigos kodą į modulį arba automobilyje ir tada mes tai suteikiame. Speciali API, kad jie galėtų skaityti slaptažodį atgal, kad patikrintumėte, ar tai yra modulis parduodamas pagal arba pagal mūsų modelį. Ir tada žinai, ar jie taip, tai ne. Tikriausiai neleisite programai pradėti dirbti, nes neparduota. Taigi tai savotiška apsauga. Kad mūsų partneriai apsaugotų savo žvalgybą ir jų kreditai taip tai. Yra vienas iš mūsų priedų. Partneriai. Gerai, manau, kad tai yra didžioji dalis. Įvadas nuo manęs ir ačiū kad klausotės ir aš tuo labai džiaugiuosi. Išgirsti jūsų atsiliepimus ar klausimus. Ačiū po visų užsiėmimų. Ačiū. Taip, dabar galime pradėti klausimų ir atsakymų sesiją. Galit matyti. Klausimas. Programa naudoja kaip ir padeda klientų Finvare plėtra iš viso. Sprendimas tikriausiai. Dabar atsakyk. Galbūt. Klausimas taip, apie programinę įrangą. Perspektyvos, kaip ir sakiau.
Paskutinė sesija, kurią mes teikiame. Pavyzdžiai ir taip pat ir jei matote Tai yra tos taikymo istorijos. Scenarijų mes siūlome daug. Programinės įrangos palaikymas, pavyzdžiui, jei aš einu atgal į pristatymą let. Matau tai. Įkeliama, jei matote leiskite man pamatyti. PC MBH1 taip, jei matote šį. MBH1 iš tikrųjų klientas, kurio jiems reikia. Kita funkcija, o ta dalis. Mūsų esamos funkcijos jie nėra tikra taikomoji programa ir taip pat Jie turi kai kuriuos. Funkcija, kurią gali atlikti L funkcija. Galime pasiekti, todėl mes tiesiog suteikiame pavyzdys ir mes atveriame kai kuriuos savo bibliotekos klientui ir duomenų registratoriaus pavyzdys. Padėti jiems integruoti tikrus duomenis. Logotipas su 15 kortelių korpuso viduje. Integruoti visą sistemą. Klientas, kuris yra vienas iš programinės įrangos palaikymo dalis yra duomenys. Logger ir taip pat on. Pavyzdys 1 Aš ką tik pasakiau, jei įdiegėte visus. Visas bibliotekas, kurias galite rasti, Raskite pavyzdį čia ir kiekvieną. Pavyzdžiui, jie turi kaip. Kaip naudoti triggerį, kaip naudoti kaip. Naudoti streaming turiu omenyje srautinį perdavimą, analoginius įėjimus arba net nežinote kaip. Ši API yra tai, kaip naudoti API. Galite jį rasti mūsų navigatoriuje. Programinė įranga turi programinės įrangos vadovą, integruotas į jį, kad galėtumėte rasti viską. Viskas, ko reikia programinės įrangos kūrimui. Aplinkoje mes suteikėme ir. Taip pat kreipkitės pagalbos į mūsų pagalbos inžinierius, ir taip pat būstinės inžinieriai taip. Štai tą dalį mes pateikėme. Mūsų klientams, kalbant apie programinės įrangos kūrimas taikymas. Integracija taip, gal reikia paminėti tai. Produktas tai paketas, kurį sudaro. Vairuotojas paima kai kurių įrankių pavyzdžius ir viskas. Galima atsisiųsti iš svetainėje ir ją galima rasti pagal pavardė taip tiksliai, tu gali. Atsisiųskite X pavadinimo diegimo programą iš mūsų svetainę ir pasirinkite visą jums reikalingą komponentą. Reikia XMV diegimo programos, kad gautumėte viską. Šios įdiegtos jūsų sistema meilė, aš nematau kito. Klausimus. Paklausti. Paprastas pavyzdžiai. Paimti prekę būtų įmanoma. Mainai. Mod tu turi omeny tu tai tu. Tai it modu yra kaip pluk. Ir žaisti tiksliai taip, tai taip. Gerai, leiskite man tiesiog išsamei aprašyti. Tai iš tikrųjų yra plug and play iš if. Tai tuščiąją eigą jūs ištraukite modulį. Tikrai išnyks ir jei jūs vėl prijunkite modulį viduje. Akimirksniu pamatysite, kaip pasirodys modulis. Jūsų nesvarbu ar jūsų sistema įrenginių tvarkytuvėje arba mūsų viduje. Navigator programa, kad tai pamatytumėte. Akimirksniu pasirodys programinės įrangos viduje ir paraiškose. Sluoksnis, jei naudojate paraišką ir parduodate, atjunkite. Vienas iš modulių yra tikrai pavojingas, nes galbūt jūs kontroliuojate. Kažkas taip prieš tai darydamas tu. Reikia sustabdyti programą ir atjungti. Ir vėl prijunkite, kai ir tada. Paleiskite savo programinę įrangą, kuri yra mano pasiūlymas ir tikrai kaip prijungiamas kaip supaprastinti procesą, jei
Keletas problemų. Vienoje pusėje ir galima sustoti. Mainai ir kitas klausimas. Kas įdomu tes. Inžinieriai, kaip sinchronizuoti skirtingus. Įrenginių modelis būtų kitoks. Galima sinchronizuoti duomenis. Skirtinga kuri. Jau gerai, taigi, kaip ir aš. Pristatyme paminėjo IDEC. Sistema pačioje IDEI sistemoje turi užpakalinį elementą, kuriame galima sinchronizuoti vienas kitą. Kiekvienas modulis važiuoklėje ir išorėje. Išorėje modulio IH turime PFP. Sąsają, kurią galime sukurti. IH laikrodį į kitus įrenginius, tokius kaip CIE. Arba VSP, jei jie turi laikrodį. Įvestis UF suprojektuota modulyje. O ne tik laikrodis. Taip pat gali sukurti paleidimo šaltinį, kad jie gali pradėti tuo pačiu metu ir. Taigi tas, kuris turi būti sinchronizuoti, jie turi turėti PN kodą. Priimti signalą įjungus ir įjungus. Kita vertus, PC atpres. Kortelė jie turi INC, jį vadinasi. Kelių įrenginių sinchronizuota sąsaja. Ani sąsaja, kurią jie gali sinchronizuoti. Vienas kitą, visa tai PC atpres. Kortelė su INC, kurią jie gali sinchronizuoti. Vienas kitą važiuoklėje su kabeliu mes. Numatyta taip inter taip. Tarp skirtingų sistemų galite. Naudokite jų sąsają, kad sujungtumėte kiekvieną. Kitas ir aš jums tai suteikia PFP. Ir taip pat IHPC atpres kortelę jie. Turi savo IH laikrodį ir triggerį. Sąsaja, jei sujungsite juos kartu. Galite juos sinchronizuoti kartu ir taip, tokia mintis. Sinchronizuoti juos kartu ir kaip tai padaryti. Padaryti tai. Taip bet koks. Klausimas. Į gaminius paprašykite pagalbos. Tu galit. Gali atstovai. Estai baigėme šios dienos sesiją. Ačiū visiems. Ačiū. Tu. Kitas.